7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Už teksto negatyvo apie rinktinę grįžtam prie Žalgirio reikalų. Atvyksta super intriguojantis žaidėjas Tyronas Wallace'as, kuris sudarys gynėjų tandemą kartu su Silveinu Francisco ir dabar jau atrodo Roku Jokubaičiu. Ir iškart turiu prisipažinti, mane galite vadinti neoficialaus Tyrono Wallace'o fanų traukinio lyderiu. Nežinau, ar gerai išverčiau iš tikrųjų. Na, bet jeigu kalbant rimtai, tai tiesiog labai patiko stebėti šį žaidėją tiek Paryžiaus, tiek Ankaros ekipose. Į klausimą, kodėl, atsakysiu paprastai. Nedaug Europoje yra žaidėjų, kurie turėtų tokią ūgio, atletiškumo ir įgūdžių puolime kombinaciją. Manau, kad per artimiausias 10 minučių tuom įsitikinsite ir jūs. O aš jums labai norėjau padėkoti už aktyvų įsijungimą į diskusiją po paskutinių video apie Lietuvos krepšinio problemas ir tikiuosi, kad tą patį padarysite ir šiandien. Taip kad nepamirškite palaikinti, pakomentuoti ir prenumeruokite kanalą. Ačiū. Taigi, Wallace'as turėtų būti dar vienas stiprus ginklas puolime Žalgiriui. Visi galvojame, kad kauniečiams bus be galo sunku pakeisti Evansą, bet atrodo, kad būtent puolime pasirinkimo netrūks, nepaisant Keenano išvykimo. Šiaip jau bent jau dabar tai ant popieriaus atrodo, kad tų pasirinkimų puolime bus net gerokai daugiau, o vat kaip viskas atrodys gynyboje, čia yra didelis klaustukas. Maždaug taip dabar aš įvertinčiau visą Žalgirio komplektacijos paveikslą, o panašiai galime apibūdinti ir Tyroną Wallace'ą. Įspūdingas puolimo žaidėjas su netokia įspūdinga gynyba, bet tas problemas, manau, galima kažkiek išspręsti. 30-metis į Kauną atvyksta su didžiulė patirtimi visame pasaulyje. Ilgi metai tarp NBA ir G lygos, o vėliau Europos taurė. Įdomesnis faktas apie šį žaidėją tai yra tas, kad jis buvo paskutinis šaukimas 2016 metų biržoje, kuomet jį pakvietė Utah Jazz ekipa. Tačiau pirmaisiais metais jis NBA nedebiutavo, kas yra iš tikrųjų tai visiškai normalu, kai tu būni pakviestas antrajame šaukime, na nebent tavo vardas ir pavardė yra Bronny James. Po metų jis susitarė su Los Angeles Clippers, bet buvo vienas iš paskutinių atkabintų žaidėjų prieš pat sezono pradžią. Tačiau po sėkmingos atkarpos dukterinėje Clippers komandoje jis gavo dvišalį kontraktą iki sezono pabaigos ir juo pasinaudojo labai efektyviai. Vietoje tuo metu traumuoto Milošo Teodosičiaus startinę vietą gavęs Tyronas Wallace'as rinko beveik 10 taškų per 28 minutes. Jo sąskaitoje ir vienas viral momentas, tačiau ne iš gerosios pusės. Jimmy Butleris taip sulaužė jo čiurnas pirmosiuose savo Heat rungtynėse, kad klipas nuėjo per visą internetą. Į savo NBA svajonę amerikietis kabinosi gana ilgai, dar net 4 metus, tačiau galiausiai taip ir niekada neužsitikrino rotacijos žaidėjo vietos. Ir vos sulaukęs 28 metų jis pirmą kartą atvyko į Europą pasirašęs kontraktą su Paris komanda. Ir iš tikrųjų jau ir su Lietuva naujasis Žalgirio žaidėjas yra spėjęs šiek tiek susipažinti. Būtent jis buvo tas žmogus, kuris literaliai užbaigė Panevėžio Lietkabelio sezoną 2 metus iš eilės Europos taurėje. Iš pradžių jis tą padarė su Paryžiaus komanda Europos taurės atkrintamosiose, kuomet Panevėžyje surinko begalę taškų antrojoje mačo pusėje ir pridėjo 10 rezultatyvių perdavimų. Šiais metais jis su Ankaros ekipa su panevėžiečiais susitiko grupėje ir išvykos rungtynėse panevėžiečiams žūtbūt reikėjo pergalės. Tačiau juose Wallace'as surinko net 31 tašką, surengdamas antrą rezultatyviausią sezono pasirodymą. Visame Eurocup'e jis buvo 3 pagal rezultatyvumą ir galvoju, kad rinkti taškus Eurolygoje jam nebus problema. Visų pirma, tai yra super atletiškas žaidėjas, na ne veltui jis taip ilgai bandė laimę NBA. Praėjusiais metais jis atliko net 27 dėjimus į krepšį, greitajame puolime išvis jaučiasi kaip žuvis vandenyje ir tiesiog, kaip jums šitas atkovotas kamuolys ir putbackas ore. Net 15% jo atakų baigdavosi būtent transition'e. Ir aš sakau net, nes nei viena komanda neturėjo tiek daug atakų greitajame puolime. Pirmojoje vietoje likusi Baskonija tą darė kiek mažiau nei būtent 15% atakų. Žalgiris liko 13 vietoje su kiek mažiau negu 10%, todėl norisi tikėti, kad Wallace'as pakels šitą skaičių į viršų, duodamas savo ir Žalgiriui lengvesnių taškų greitajame puolime. 1,96 m gynėjas dėl savo ūgio ir šoklumo lengvai užsibrėžė
pasibaigia ataka su žmonėmis šalia, turi gerą krypties keitimą bei puikų driblingą. Greitose atakose iš po krepšio jis atakavo net 70% tikslumu. Na, žinoma, nieko naujo nepasakysiu, bet tik iš lengvų taškų trečiu rezultatyviausiu Eurocupo žaidėjų netapsi. Ta jam visų pirma padaryti padėjo 1-prieš-1 žaidimas ir nuostabūs įgūdžiai čia. Ta jis gali daryti tiek perimetre, tiek žaisdamas arčiau krepšio nugarą. Ir tai, manau, kad gali būti labai svarbus jo pranašumas prieš ne vieną Eurolygos komandą. Kaip jau minėjau anksčiau, ISO situacijose jis yra sunkiai sustabdomas dėl savo greičio, driblingo ir įgūdžių metant į krepšį. Tiesiog pažiūrėkite į visus šituos krypties ir greičio keitimus ir gale panaudojama jėga tiesiog užblokuojant savo varžovą pečiu. Kamuolys tiesiog atrodo limpa prie jo rankų, kai jis jį driblinguoja. Galvoju, kad pamatysime ne vieną gražų šokį Kaune ateinančiame sezone, o čia dar vienas iš jų, kuomet Ankaros komandai nereikia nei vieno perdavimo norint pelnyti taškus. Susidaro toks įspūdis, kad Tyronas tiesiog turi kiekvieną driblingo judesį, kuris egzistuoja krepšinėje, todėl varžovams būna be galo sunku ir galiausiai jis pats sprendžia, ar tiesiog pataikys tą apylaisvį metimą ar ne. O dabar noriu, kad pažiūrėtumėte, kaip Eurolygos komandos dengia Wallace'ą Turkijoje. Čia Anadolu Efes gynyba ir Wallace'as bandomas atkirsti nuo kamuolio visais įmanomais būdais, net ir stovint prie pat jo, ko ne prie vidurio linijos. Galiausiai amerikietis įvertina situaciją, naudoja greitį kirsdamas po krepšiu ir įspūdingai krauna iš viršaus. Turkijoje labai dažnai teko matyti situacijas, kuriuose Ankaros komandai galbūt nepavyksta išpildyti derinio iš pagrindinės opcijos. Ir tada labiausiai pasijusdavo, kaip yra gerai turėti tokį žaidėją kaip Wallace'as, kuris viską gali išspręsti pats. Jis veržiasi taip pat gerai į abi puses ir net turėčiau pridurti, kad labai dažnai naudoja savo silpnąją dešinę ranką. Tuom dar smarkiau galėsite įsitikinti ir jūs, kuomet kalbėsime apie Wallace'o 2-prieš-2 savybės. Ten jis labai dažnai naudoja tą birutišką floaterį dešinę ranką. Nėra taip, kad jis tik veržiasi 1-prieš-1. Jis gali pataikyti iš toli, o čia tą daro po step back veiksmo, tai yra žingsnelio atgal susikurdamas papildomai erdvės. Wallace'o kritikai gali galvoti, kad varžovai gal negerbs jo ties tritaškio liniją ir bandys atsitraukti, norėdami sustabdyti jo greitį, bet manau, kad tai nėra pati efektyviausia strategija ir jo metimas yra mažiausiai vertas šiek tiek pagarbos. Taip, neslėpsiu, yra dvi medalio pusės, bet apie tai kiek vėliau. O čia dar keli jo 1-prieš-1 epizodai. Nežmoniškai daug komandų bandydavo keistis, bet tai tik leisdavo Wallace'ui parodyti savo stiprybės. Atsakykit man, kiek gynėjų Eurolygoje gali taip užbaigti atakas apie ne tik savo žmogų, bet dar ir šokdami virš varžovų centrų. Ir Danielis Oturu tikrai nėra pats prasčiausias atletas. Vėliau tas pats Oturu jau įveikiamas kaip tiesioginis oponentas po išsikeitimo. Įspūdingas pullback veiksmas, susikuriant gerą metrą erdvės ir taiklus metimas po driblingo iš vidutinio nuotolio. Ir kaip jūs patys matote, visas veiksmas vyksta prieš Eurolygos ekipas. Čia kitas Anadolu Efes aukštaūgis Derekas Willisas po išsikeitimo prieš Wallace'ą. Dvigubas crossoveris, ėjimas į baudos aikštelę, verpstė ir dar atšokimas atgal. That's some Luka type of shit, man. O čia vėl Efes keičiasi, bumerango pasas atgal Wallace'ui ir vėl Willisas bando atsilaikyti. Ir kaip matome, Tyronas mėgsta naudoti ne tik verpstę, bet ir užbaigti atakas dešinę ranką. Bet kokio sunkumo yra visi šitie metimai, ką? Toliau vaizdelis iš mačo prieš Šarūno Jasikevičiaus Fenerbahčę. Jorgos Papajanis dabar jau prieš Wallace'ą ir pasižiūrėkite, kaip Tyronas sužemėja, įspūdingo greičio dvigubas crossoveris ir dar greitesnis atsiradimas prie lanko ir užbaigimas dešinę ranką nuo dešinės kojos, norint išvengti graiko bloko. Turkų komandai puolime dažnai nereikdavo daug ką galvoti. Paprasčiausiai kamuolys Wallace'ui, išsikeitimas ir leiskit jam sutvarkyti reikalus. Tiesiog profesionalus taškų rinkėjas. Taip aš apibūdinčiau šį krepšininką. Prie viso šito 196 Wallace'o centimetrai suteiks Žalgiriui dar vieną ginklą puolime. Kai kauniečiai sutiks pavyzdžiui komandą kaip Anadolu Efes ir Shayną Larkiną, Wallace'ą bus galima siūsti žaisti link baudos aikštelės. Ir tą neabejotinai darė ir Ankaros komanda praėjusiame sezone. Geriausias dalykas yra tas, kad Wallace'as turi ir vidutinį metimą atšokus, kol dar pagalba nespėja ateiti iki jo. Būdavo ir tokių situacijų, kur amerikietis tiesiog atsivarydavo kamuolį ir iškart eidavo
į ISO arčiau krepšio. O kam kažką labai sudėtingai galvoti turint tokį pranašumą? Vis dėlto atakos ir viso krepšinio esmė tai yra įmesti kamuolį į krepšį. Čia Tyronas prie šiek tiek aukštesnį negu Larkiną Bobois ir dar vienas metimas iš vidutinio atšokus. Praėjusiame sezone Wallace pataikė net 13 metimų iš 23 žaidžiant nugarą į krepšį. O tai yra net didesnis efektyvumas negu kai kurių aukšto ūgių žaidėjų. Taip, labai daug kalbu apie ISO žaidimą, bet tik dėl to, kad prieš Ankaros komandą daug kas naudodavo switch gynybą, todėl tie 2 prieš 2 paprasčiausiai tapdavo 1 prieš 1. Bet pažiūrėkime ir kelias situacijas, kuriuose Tyronas demonstruoja savo įgūdžius pick and roll'uose. Agresyvią gynybą taikyti su juo yra gana pavojinga, kadangi jis yra ypač greitas ir puikiai keičia kryptį. Čia prašau, Lietkabelis dega su savo firminė Nenado Čianako taktika, 2 kartus palikdami tarpą ir atverdami tiesioginius kelius į baudos aikštelę. Ir čia būtent ta situacija, apie kurią kalbėjau anksčiau. Pick and roll'uose jis itin mėgsta naudoti dešinę ranką savo floateriams, nors ir yra kairiarankis. Labai panašiai kaip tą šiame sezone darė ir Laurynas Birutis. Žalgirio naujokas gali kurti ir savo komandos draugams. Na vien tik iš tiek pranašumų, kiek jis susikuria per rungtynes, tikrai atsiras tų rezultatyvių perdavimų. Bet turbūt niekam nepaslaptis ir čia naujiena. Wallace'as visų pirma galvoja apie taškų rinkimą. Čia pavyzdžiui rungtynės su Ulmo komanda, kuri mėgsta naudoti ice gynybą ir laikyti oponentus aikštelės kraštuose. Iš pradžių gynėjas naudoja gyvatėlės driblingą, kad išeiti iš aikštelės krašto, bet tiesiog vėliau pats meta tritaškį. O kitoje situacijoje susikuria vietos pats savo, naudodamas savo tvirtą sudėjimą ir vėlgi ataką užbaigia savarankiškai, neatlikdamas perdavimų. Gerai, paskutinis dalykas, kalbant apie Tyrono Wallace'o žaidimą puolime. Čia labai aiškiai išsiskyrė jo pataikymas po pagavimo ir jo pataikymas ISO bei 2 prieš 2 situacijose po driblingo. Pick and roll'uose šis pataikymas buvo prasčiausias, vos 27%. Taip, daug metimų buvo sunkių, bet akivaizdu, kad Wallace'as nėra užtikrinčiausias metikas po driblingo. Ta įrodo ir ISO situacijų taiklumas iš toli, taip pat vos 29%. Jūs sakysite, galbūt tai yra vieno sezono nuosmukis. Deja, bet ne. Žaisdamas Paryžiuje prieš 2 metus, šiose dviejose kategorijose jis taip pat atakavo gan prastu 34 ir 32% taiklumu. Skaičiai nežibantis, sutinku, o ir akivaizdu, kad Tyrono metimo technika ne iki galo tobula. Sunku tikėtis smarkaus pagerėjimo tokiame amžiuje, bet turiu gerų naujienų ir jums. Metimuose po pagavimo Žalgirio naujokas atakavo 43 ir 39% tikslumais. Vadinasi, kitiems jis aikštelės neužkimš, o jei varžoviai atsitrauks į pagalbą, greitai už tai gali nubausti. Toks Tyronas Wallace'as yra puolime, o dabar pereikime prie gynybos. Ir čia vėlgi labai įdomi situacija ir kiek dviprasmiška. Ruošiantis komentuoti Lietkabelio mačą, teko stebėti Ankaros susitikimą su Gran Canaria ir ten tuo metu nustebino ispanų naudota puolimo taktika. Jie užtvarą statyti kviesdavosi tą žmogų, kurį dengdavo būtent Wallace'as, norėdami atakuoti būtent amerikietį. Ne vidurio puolėją, ne sunku į kraštą puolėją, o vieną iš gynėjų. Kitaip tariant, jis buvo aiškus Gran Canarijos taikinys ir negali sakyti, kad tai nepasiteisindavo. Bet čia egzistuoja ir kiek kita medalio pusė. Dėl didžiulės rolės Ankaros komandoje ten net būdavo 14 metimų per mačą, dėl didžiulio minučių skaičiaus, kuris siekia net 33 per mačą, amerikietis tiesiog nenori turėjo taupytis gynyboje kažkiek. Atsarginių suolelio ten praktiškai nebūdavo, todėl treneris turėdavo su tuo susigyventi ir bandyti Wallace'ą slėpti. Taip, kartais šitie praleidimai būdavo per daug akivaizdus ir per lengvi, bet tokia jau ta šiuolaikinio krepšinio tiesa. Labai daug komandos lyderių tą daro. Bet yra ir dar vienas ne itin džiuginantis dalykas. Gynyboje be kamuolio Wallace'as taip pat tikrai nežibėjo. Čia keli epizodai prieš Eurolygos pirmosios lentynos gynėjus. Jis dažnai vėluoja sureaguoti į Larkino ar kitų judėjimo pradžią, todėl atsilieka iš karto ir vėliau jau šaukštai po pietų. Taip pat jis dažnai nepalaiko kontakto, kuris yra būtinas norint sėkmingai apsiginti būtent situacijose be kamuolio. Iš kitos pusės gerų epizodų ir šioje aikštelės pusėje buvo, ir kuomet Wallace'as būdavo įsijungęs ir susikoncentravęs iki galo, dėl savo atletinių savybių jį apeiti nebūdavo lengva. Tačiau tas buvo matoma daug rečiau negu blogesni epizodai. Vis dėlto, susumavus visas šias priežastis į vieną, aš esu optimistiškas šiuo klausimu ir galvoju, kad iš Wallace'o geresnių gynybos epizodų Žalgiryje bus tikrai daugiau. Čia ir žaidėjų pasirinkimas bei rotacijos atrodo bus milžiniškos, tai grubios klaidos nebus lengvai atleidžiamos. O ir visa komandinė gynyba tikrai turėtų būti geresnė negu Ankaros ekipos, kuri pagal gynybinį reitingą buvo Eurocupo dugne. Ir pabaigai neskubėkime
teisti Tyrono Wallace'o, jeigu jam nesusiklostys keli pirmieji mačai. Reiks priprasti ir prie didesnio intensyvumo Eurolygoje, ir prie mažesnės rolės, ir kad rungtynės iš tikrųjų kažką lemia. Turkijoje nebuvo jokio spaudimo dėl itin trumpos rotacijos ir Wallace'as galėjo daryti ką tik nori aikštelėje. Žalgiryje žinoma bus kitaip. Bet manau, kad Tyrono puolimo įgūdžių ir atletiškumo kombinacija yra itin retas reiškinys Europoje, todėl jam įsibėgėjus galime laukti daug įspūdingų pasirodymų iš šio kauniečių pirkinio. O ką galvojate jūs? Kaip visada, nepamirškite palaikinti, pakomentuokite ir jeigu turite idėjų kitiems mano video, parašykite jas komentaruose. Labai lauksiu. Ačiū ir iki. 7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.